Blem, kas čia per zarazą niekaip neatsikabina, jau mane užkniso biškį. Labas rytukas, draugai. Nu, šį kartą su Ničkutė mes atvažiavom prie Neries pabandyti laimę. Girdėjau, kad Neries upėje neblogai irgi pagauna linų. Aišku, pagauna kai visą laiką kolchoze, Nerie tą Jonavos. Bet aš galvoju, nu blemba, nu negali tai būti, kad negi linai tik tai vienoje vietoje visoje Nery laikosi. Manau, kad jų turėtų būti ir kitur. Tai mes su Janička atvarėm čia į tokią fainą gražią vietelę, kur buvom kažkada pabandyti pagauti lašišą. Ir ungurius gaudėm irgi pagavom. Tai čia toks biški irgi, blemba, man niekaip dar nepraeina ta zaraza. Čia toks biški yra dar, irgi toks užutėkis gaunasi šitoj vietoj, šiek tiek. Toks su lėta srovelė. Tai manau, kad galbūt ir čia gali būti linų. Nu, jeigu nebus linų, tai galbūt bus kažkas tai kitko. Bent jau smulkmė tai matosi, kad duodasi palei krantą. Tai va, tai atvažiavom dar su tamsa, tai viską čia pasistatėm. Nu kaip viską. Šiokį tokį šalašiuką va, driokstelėjau. Ir bandysim gaudyti su dviem plūdinėm ir vieną dugninę pradžiai. O paskui žiūrėsim, kaip čia kas bus. Kaip ten bebūtų, draugai, bet pradžiai reikia pradėti nuo graibšto. Negali žinot, kas čia mum papuls. Avdri, karinčikas. Lina tik tai fukt. Kokį bajavą. Poras KG. Ir ne vieną. Kokius 5. Tai va. Taip kad paruošim graibštą iš karto. Arunčikas užsidėjo ilgus botus, nes žinojo, kad čia bus bolota. Nu ir gerai, ir pakojamės meškerės, jau prašvito pakankamai, taip kad galima pradėti visą tą maloniausią procedūrą. Tai žvejyba. O, paviršių šapaliukai tai duodasi, žinokit. Jo. Prašvyto, bet matomumas tai vis tiek toks gan sudėtingas dar. Nu labai tikiuosi lyną pagauti, kaip man norėtųsi. Ne tas žodis. Taip, dugninė, plūdinė. Draugai, Arunčikas jau 100 metų negaudė su plūdinė meškerė. Upiai, ta prasme. Nors ir šiaip aš labai retai gaudau su plūdinė. Gal visai ir be reikalo. A ne? Nu, aš irgi taip sakau. Nors čia irgi tolokai reikėjo eiti nuo automobilio, nu bet Arunčikas kaip visada daiktų nepamažino. Ir dabar, kadangi aš čia gaudysiu pirmą kartą su plūdyte, tai įdomu, ar aš čia teisingai viską padariau. Nu, eigoj sužinosim, ar teisingai ar ne. Tai dabar
Ant vienos meškerytės aš dėsiu, ką aš dėsiu? Dėsiu mėšlinuką, slieką. O vat ant kitos aš dėsiu naktinį slieką. Aišku, turiu aš dar ir dzikūnų. To šio bei to, ano ir šito ir va to. Tai taip, koks čia kabliukas? Čia toks. Tai čia dedam naktinį slieką. O, sliekutis, plūdytė va tokia va, 5 gramų. Oi, tas runčikas iškart skuba žvejot. Manau, kad aš vieną meškerę pūdinę pernešiu kitur. Jo, reikia nešti, nes va ten aš matau toliau kaip ir stovintis vanduo. Tai mes pabandysim tada čia, kadangi aš su ilgais botais, tai gal be problemų ištrauksim žuvį, jeigu jinai čia bus tokia, jeigu ką. Nu jo, srovytė yra. Tai klausimas, kaip tai bus. Gali būt, kad teks vieną meškerę perdarinėti ant tokios plūdytės, nes ta tokia siaura pailga tai labai skandina srovė, o va čia toks bumbolčikas, tai šitą gali būt, kad gal ir neskandins. Ant kitos dedam mėšlinuką, nes kiek žinau, kad ant mėšlinuko pagauna. Tai pabandysim ir mes mėšlinuką irgi uždėti. Tiksliau 2. O tokius va. Jo, neša tą plūdę normaliai. Tai kadangi aš turiu dar vieną 7 gramų tokį bumbolčiką, tai pabandysim tą uždėti. Ir ant šito bumbolčiko turėtų gerai matytis kibinukas, nes jinai tokia šokinėja, pum. Bet irgi neša, blemba irgi skandina. Ai. Gerai, metam dar ir dugninę, fideriuką, nes aš čia matau, kad gali ir nepaeiti su plūdė. Aš įsivaizdavau, kad čia bus lėtesnė srovė. Nu, turiu čia kažkokį likutį dar nuo kažkada, neaišku nuo kada tikrai, nuo kurios čia vietos. Aišku, man atrodo, kad čia reikia jį dar padrėkinti. Štai Piteriu. Manėnį. Šio guzas tai normaliai toksai gavosi. Jo, su plūdytė gali blemba nepaeiti. Ai. Biški per greit srovė eina. Reiktų man kada nuvažiuoti į Jonavą, į tą kolchozą pasižiūrėti, kas ten per, kaip ten chebra gaudo. Kokiu principu. Nu, ant dugninės pabandysim tokį variantą. Pradžiai. Paskui žiūrėsim. Pradžiai dedam sliekutį, mėšlinuką.
Ir dedam dzikūnų. O, čia jau virsta į kokonus nemažai. Ir dedam dzikūnų keletą. Kokius 3, ne? Jo. Kokius 3 dedam. Ir žiūrėsim, kaip toks variantas bus. Ir bandom. Blogiausiai atveju dar vieną meškerę perdarysim ant dugninės, jeigu ką. Pavasarėlis, bet vėl žiemužė pareina, draugai. Kas jau muržylačka, kaip mano. No. Kaip viena akrobatė. O dabar, draugai, pakol pas mus čia visiška ramuma, kol kas anei barkšt nebuvo. Tai manau, kad reikia ką padaryti? Teisingai išgerti arbatėlės. Jo. Jeigu mes ir čia nieko nepagausim, tada aš nieko nesuprantu. Tada vadinasi, runčikas jau nebemoka žvejoti Neries upėje. Gerai, o tuo tarpu, draugai, išgerkim už tai, ką ta runčikas šiandien pagautų žuvies. Gerai būtų. Sveikatą, draugai. Nu, gal ir bus. Gal. Labai tikiuosi, kad bus. O jeigu nebus, tai runčikas bus dar vieną kartą įsipaišęs ragą Neries upėje. Blemba su tom taisyklėm kaip balamutina. Kodėl man taip atrodė, kad balandžio mėnesį jau baigėsi lydekų draudimas. Pasirodo, ne, pratėsi blemba iki gegužės 1. Nu. Aš jau galvojau, jau tuoj runčikas lėks lydekų gaudys. Tuoj. Tas tuoj tai po mėnesio. Jau. Ramu, draugai, kaip šuliny.
Pabandom permesti. Maž geriau bus. Maž kaikų, maž bus geriau, Einička, ką? Kaip sakai? Kūtų mislinė. Nes koliai kas tai čia? Prastai, Einička, labai prastai čia pas mus. Na ir įdėdu dar į karmuškę kukurūzų kars nuo karto. Ir bandom mes. O truputį kažką pagaut. O, dabar jau kitas reikalas. Žinokit, ant tiek sušalau, kad net laužą užsikūriau. Šagės kaip šalta. Eniksmundas irgi dreba. Tai dar gerai, kad striukę paėmė. Dar galvoju, gal nereikia? Aha, nereikia. Jeigu dieną 15 šilumos pranašauja, tai nereiškia, kad ir ryte bus šilta. Tavo Enigma, man atrodo, reikia taburetę arčiau laužo pastatyti. Davai, Eni, nulibiški. Ateik čia. Ar man tai su visą taburetę numės. Mama. Sėdėk. Sėdėk. Gal tik biškį gumelis top. Nu, sėdėk ten. Sėdėk. Не глухо, čia bėgi, atsigul. Nu, taip pat. O, taip pat. Nu, čia. Nu, draugai, turit minčių? Aš tai nelabai. Atvažiavau dar su tamsa. Rezultatas 0. Valandų be 10, pusė 10. Nu jo. Kas galėjo pagalvot? Niekas. Net arunčikas negalėjo pagalvot, kad taip gali būti. Irgi, miškirių nelaužom. Nu pagaliau, draugai, saulutė lenda. Tuoj bus šilta. Sugalvok tu man, lynų atvažiavusi gaudyti, nu. Ne, nu aš nebegaliu. Čia šaika tik arunčikas taip gali sugalvoti. Lynų, lyneriai.
O kol čia draugai visiškai nekiba, tai aš jau ir valgyti užsimaniau. Nu bendrai jau be 15-12. Oi, pasiėmiau rūkytų šoninės, reikėtų kokį pagaliuką įsidrošti. Ant laužiuko biškelį pasismožint, skaniai užvalgyt. Ir ką, ir toliau kimarint. Su tą mintim, kad galgi iki vakaro kažkas tai čia užsuks į tą įlankėlę. Taigi vagi. Va šitie va. Būna ir taip. Būna dienų liktyčia. Eina pagaliuką ieškoti. Būna dienų liktyčia, kad nekimba ir viskas, ir ką tu padarysi. Pagaliuką nelabai. O čia kažkokį radom džiūvėsėlį. Šiandien. Ir vijokliai. Kad juos kur pierkūnas. Ne, nu viskas faina, oras fainas. Paukštukai pypauja. Nors vieną leščių 3 kg iššaut, nu būtų pasaka, a ne draugai, nu bent vieną. Arba šapalą vieną, 3 kg. Arba koją, kilograminę. Nu žodžiu, nors kažką. Nesuprantu aš visiškai. Gerai bus. Vat paimsiu jum ir parodysiu filmuką, kai nekimba runčiukai. Nu, ir все. Į ką? Į ką jūs man? Nieko. Vat parodysiu, kaip nekimba ir viskas. Tai, ką mes čia ieškom? Oi. Ieškom mes, ką mes ieškom. O ant ko mes pjaustysimės viską, draugai? A? Medis tai kažkaip nelabai man čia į stalą panašus. Nu bet, kažkaip. Pabandysim, pažiūrėsim. Kokios mes čia mėsytės turim, draugai? Nu, karštai rūkyta kiauliena, šoninė. Sudėtyje yra vandens. Nu tai viskas aišku. Jau su švirkštu privarė. Oi. Dėl svorio, ne? Jau net nežinau. Jau gal tada geriau karšto rūkymo karščių vežtis į žvejybą, negu kiaulienų šoninė. Savo pagautą. Skanų. Oi, oi, oi. Кожна не нукріщима. Ну,
Nu, čia kažkaip taip. Nu, tikėkimės, gal nenukris. Ne, jau tu tai eik dabar į šoną. Nesugadink čia tėvui visko. Nes tėvas liks alkanas. Eik varlę gaudyk. Ką tu ten gaudyk? Eik toliau gaudyk. Čia negalima. Nu, iškept čia mums nereikia, biškiuką pašildysim, kad šiltesnis būtų ir bus gerai. Pakol neišgriuvo man čia viskas. Oi, draugai, gamta, paukštukai pypauja, kliovo nėra, oras gražus ir arunčikas valgo mėsytę. Biškiuką atsiduoda to, nu, kom čia, alksnė sakyčiau, kokią tai biškelį paduoda, ar kom čia. Nu. Vienu žodžiu, kaip ir esu minėjęs, gamtoj viskas skanu. Gal tik tai jo, šiek tiek reikėjo daugiau pašildyti. Nežinau, draugai, sakiau skanaus ar nesakiau, bet tai dabar sakau, skanaus visiems. Oba! Kaip, va? Kalė ant kukurūzo. Draugai, blemba. Ir kamerą buvau nusukęs į šoną. Aišku, savo vakareiškę vietą pakeičiu. Blemba. Čia paką paimdau visų kito. Eina, savo. Kas galėjo pagalvoti? O kas čia ampūtinės kibimas irgi kiba? Ai ne. Įdomu, kas čia kalė? Nu pagaliau sulaukiau, vietą pakeičiau. Biškį kamerą ne taip pastačiau. Ai, dar mano botas kiauras, aš pamiršau visai. Nu, ką gero turim? Jaučiu šapalas koks. Kas čia bus? Aišku šapalas, bet tai kokio gerumo. Eik tu savo. Šaika ant 2 kukurūzų. Pažiūrėkit, koks meitelis. Eik tu savo. Aš nesistebiu, kodėl man meškerė pakilo į orą. Draugai, tik tai gaila, kad su šitą kamerą, kuri kibimukus pas mane visą laiką stebi. Pasitraukieni. Pasitrauk iš šono. Nenukameravau. Eik tu savo, kokio gerumo. Va čia tai monstras. Jaučiu rijo. Ai ne, rijo. Jo. Bet taip. Aš iš tikrųjų net nemačiau, aš girdėjau tik tai. Girdžiu kažkoks kaip stuktelėjimas meškerės į kuoliuką. Bam, draugai!
Va, pavyzdėkit, pakeičiau vietą dugninės meškerės. Ant 2 kukurūzų. Fuk tik tai. Nu, koks kilas 300 drąsiai. Va, tai va. Kokį aš plačiaburnį iššoviau. Šaika. Belenkai. Galvau, gal bereikalo aš tą tinklelį ėmiau. Pasirodo, ne bereikalo. Koks gražus plačiaburnis paėmė. Eina savo. Labai gražus. O, draugai, pagaliau. Pagaliau arunčikas. Gerulį tokį monstrą. Fukt. Super. Nu ką, vėl ant 2 kukurūzų. Bandysim, ne? Jo. Apdrip. Arunčikas dar didesnį. Šapalėca. Ką ten gali žinoti? Nu, nežinai čia žmogus, kada čia kas. Gal dar koks ir leščius ateis, kol mes čia važiuosim namo. Irgi neaišku. Bet vat, ant kukurūzo tai drėlkstelėjo. Nu, davai dedam 3 kukurūzus. Gal dar didesnis paims. Bandom vėl ten pat mestelt. Bet gaila, nematėt, kaip meškerė pakilo į orą. Nes jis pats pasikirto. Jinai persisvėrė, o tai va. Ne, čia toks monstras, tai jo. Perdariau, draugai, dar iš vienos plūdinės perdariau į dugninę vieną. Buvo 2 plūdinės ir 1 dugninė. Dabar vėl 2 dugninės, 1 plūdinė. Nes ant plūdinės nieko, absoliučiai. Bandysim su dugninė. Gal jau tikrai, kad geriau tokioj vietoj būti ir pagauti vieną žuvį, negu kad kolchoze ir pagauti daug žuvų. Būtent aš dabar taip dar kartą pagalvojau ir taip nusprendžiau. Ir manau, kad reikia už pačias geriausias mintis išgerti. Ko? Teisingai, arbatėlę skanios.
Dar galima paimti bandelę skanią. Prie skanios arbatėlės. Nu. Fuk tik tai arunčikas. Skanios arbatėlės su skania bandelė. Ir ką, jį gerai. Šaika. Ar jūs matėte? Eik tu savo. Kai runčikas įlenda kur nors tai. Nesupratau, kas čia buvo, kodėl neina. Bet tai kokio dydžio žuvis ją. Geras. Čia tai būna, kai įlendi į telefoną. Eik tu savo. Jaučiu vėl šapalas. Bet tai kokio gerumo. Normaliai. Kai kalė. Eik tu savo, bet pradžioj tai net neėjo iš vietos. Kai gerai, kad perdariau vieną meškerį į dugninę iš pūdinės. Iš karto. Bumt. Yra. Bet šitas tai koks gerumo, man atrodo, dar geresnis. Jauba. Bet čia atvažiavau karšių, o įmakas. Bet aš dar nežinau, kas čia, bet jaučiu, kad šapalas turėtų būti. Eina savo. Kokio gerumo turbūt. A ne, draugai? Žiūrim, ką turim. Kas čia pas mus? Vėl eina iš žolės. Bet čia jaučiu, šapalas turėtų būti dar geresnis negu tas, kur buvo. Eik tu savo. Jo, šapalas, draugai. Vėl gerulis. Vėl batonas geras. Eina savo. Vėl toks pats. Bet ėjo sunkiau, galvojau, kad bus didesnis. Opa! Nėra linų, nėra karšių, bet už tai batonai kokie. Belin kokio dydžio. Draugai. Kai visą laiką tik daryk ką nors. O šitas jau ir jo apžora. Tik ką nors daryk. O šitas pagrebė vieną kukurūzą ir du dzikai, raudonas ir baltas. Ant sumušteko, taip sakant. Bam, draugai, dar vienas šapalėcas. Nu ką, gerai. Svarbiausia, kad kažkas kimba. Ir dar tokie geruliai. Geruliai kokie. Eina savo. Antras jau toksai. Šitas katanas didesnis. Nors šitas vaizdų davė daugiau. Šitą vos atkėliau nuo dugno. Gal aš jau užsikabinės buvo. Neįsivaizduoju. Jū. Nu super. Va tai va. Du batončiukai tokie, va. Super. Net arunčikas telefoną numetė. Jo, kai ilgai nekimba, draugai, tai atsibosta žiūrėti tas meškeris. Žiūri. Akis paskausta bežiūrint. Tada pradedi į telefoną žiūrėti. Kas ką pagauna kur.
Ir aišku, tuo metu pats tik tai turėk batončiką. Tai aš nesupratau biškį kameros. GoPro, ar jinai neišsijungė, ar jinai net nebuvo įsijungus. Liktai spaudžiau knopkę, kad išjungt, bet žiūriu, jinai toliau kameruoja. Nu gerai, kameruoja, tai tegul kameruoja. O blemba, nepaėjo. Gerai, bandom kitaip tada. Bandom taip. Kakaruzas. Baltas, ne, dabar raudonas dzikūnas. Ir baltas. Bandom dar kartelį tokią kombinaciją. Jau. Nu jau kaip stūktelėjo, tai stūktelėjo vėl. Gal meškerė orą pakilo. Nu žiūrėk. Gal viskas ir gerai bus? Nu. Nežinau. Gal, sakau, draugai, viskas ir bus gerai. Ui, draugai, visai neblogai. Šiau buvau vienu momentu biškį sunerimęs. Jau galvojau, vėl bus. Bet viskas va tai va. Reikia čia pasidžiaugti dabar tas paskutintas dienas gražias. Tada savaitę vėl negražus oras, po to lyg tai vėl bus gražu viskas. Nu ir tikiuosi daugiau tų šlapdribų visokių nebebus, čia bus paskutinis rozas. Gavukas, šaika, vėl. Tik šį kartą runčikas jau pamatė viską. Laiku, dar vienas šapalėtas. Draugai, trečias. Pusam, gerulis vėl. Vėl gerulis. Jo, trečias gerulis. Ai, kaip faina. Kaip faina, enigmutė, tėvas vėl turi štukutę. Gerulė. Kaip faina jo. Karštis, draugai. Pagaliau. Laikė, ramiai. Tai gerulis koks. Ai, tu savo pliauska. Draugai, pliauskiensas, kaip turi būti. Opa, atėjo ant vakaro pagaliau. Va tai va, pliomba koks geras. Ai, tiso. Yes, draugai, štai jisai. Ai, tu. Belenkokio dydžio, draugai, karštis. Belenkokio dydžio. Blemba! Aš Kauno mariose tokio nepagavau. O į nerį atvažiavau. Bam, bet tai ką žinau, čia kokie 2,5. Drąsiai 2,5, jeigu ne trajakas. Nežinau, bet apie 2,5 tai tikrai. Kaip petelnė.
kaip petinės laukiau. Šaika, pavyzdėkit, va tai va. Runčikas įkalė irgi leščių. Bet tai kokio gerumo. Kokio gerumo paršelės. Eina sau. Va tai va. Bliamba, 2 šapalai. Virš kilo. Šitas apie 2,5. Normaliai. Bliambavčki. Nu gerai. Bliamba. Yes. Yes. Eina sau. Va tai va, draugai. Kai runčikas laimingas. Kaip rublį radęs. A nu ką greitai vėl metam. Ten pat. Panašiai. Jo. Darom vėl tokį patį variantą. Randonas. Tada kukurūzas. Tada baltas ir dar vienas raudonas. Kažkaip taip. Tai visa laimė, kad aš kitur neišvažiavau. Būčiau vėl jaučiu klaidą padaręs. Aišku, kartais pasiteisina, bet ne visada. Man atrodo, kažkur čia buvo panašiai. Įdomu čia būrys. Ar čia pavieniai? Pavienis toksai prabėgom pralėkė. Neaišku, to įsiaiškinsim. Aš sakau, draugai, ko čia man kibimukas toks biški kitoks. Toks atsargus, tik maik. Pats ateik čia ant švenčių. Va žvejyba, tai kaip bombinė man patinka. Retai, mažai, bet надежный. Нет, здесь будто. Урой нет, поселик. Сейчас кровейка, да? Niekur nekenė, ateik čia. Ateik čia, sakiau, greitai. Tai pririštam tai. O, draugai. 3 žuvinai. Žiūrėkit, kokie žuvinai. Kosmosiukas čia. Čia kosmosiukas, čia ne žuvinai. Niekur nekenė. Eik, tu koks karšys tai. Dabar dar didesnis atrodo. Nu jo, link trajako tai tikrai eina. Taip, tai dabar šitas gražuolis eina į laisvę. O, koks išliosas. Tai kai tu kažkam ant spiningėlio, kai šausi, ne? Gerai. Varyk, draugelį. Šliosas tu. Nu jo, antras mažesnis, nors veiksmo buvo daugiau su juo. Bet irgi gerulis,
Žiauriai gerulis. Davai. Nebaig, sakau. Gana gapsėt. Varyk ir tu. Nuvarė. Bahurs. Jo, draugai, viskas saulala leidžiasi. Nu, po paskutinio karščio vienas kibimukas buvo link vakaro. Ir aš paskubėjau pakirsti tą kibimuką. Oba, nori pasakyti, čia kimba? Eik tu savo, tai mano kamera nuimta. Ai ne, čia gal žolės. Gerai, draugai, permetam, tada pakalbėsim. Ne, ten ne kibimukas buvo, ten buvo žolės. Tai va, tai manau, kad jau reikia atsisveikinti man su jumis. Aišku, jeigu aš dar kažką pagausiu, dar tai kelsiu, ta prasme, vis tiek. Nes aš dar kokį pusvalanduką aš dar galvoju pabūti po saulės nusileidimo. Tai va tokia ta žvyba gavosi Nery. Aišku, norėjau visai kai ko kitko, bet ir taip labai gerai, nes pradžiai aš jau buvau biškį išsigandęs, kad iš vis nieko nepagausiu. Čia bam, du šapalai tokie, vienas link 1,5, kitas irgi virš kilo. Ir tada leščius apie trajaką, link trajako, nu tarp 2,5 ir 3. Tam tarpe, tai skaitau, kad bomba čia man vis tiek. 3 galvas ir tokios bajavos galvos. O tai va, draugai. Gerai, draugai, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kas prisidedat prie Runčiko kūrybos finansiškai. Ačiū, kas dedat laikus, kas rašot komentarus. Vienu žodžiu, visiems didelis ačiū. Ir iki sekančio susitikimo. O kur jisai bus, nežinau dar. Taip kad, draugai, ate, iki.